Gruodžio 15 diena. Varžybų diena. Iki kalėdų liko 10 dienų. Kaip elfai išvakarėse tarė, taip rytojaus dieną ir padarė. Miestelėnai nešini įvairiaspalviais užrašais ir piešiniais margintais didžiuliais plakatais pasiėmė reikiamą sporto įrangą, pačiūžas ir įvairiausias pagalbinės priemonės susirinko prie čiuožyklos miesto centre. Niekam nebuvo naujiena, kad organizaciniai varžybų reikalai buvo patikėti Krosui. Centrinės aikštės ledą ralio vėliavėlės padalino į ilgas lenktynių juostas. Viename jų gale puikavosi ryškiai nubrėžta raudona linija, joje didžiulėmis raidėmis buvo užrašytas startas. Kitoje trasos pusėje puikavosi užrašas finišas. Kaip ir dera tikram teisėjui, Krosas buvo įsikandęs švilpuką ir kartas nuo karto skėsčiodamas rankomis ir kažką reguliuodamas, vis netyčia sušvilpdavo, taip nuolat išgąsdindamas pašnekovą. Karamelė sėdėjo ant šoninio suolelio, virš kurio kabėjo ženklas registracija. Ji būsimiems varžybų nariams prie nugarų segė kvadratinės korteles su užrašu varžybų dalyvis. Kiekvienam iš anksto buvo paskirtas dalyvio numeris. Visi miestelėnai susiskirstė į kelias grupeles. Jonas Augustinas, Karamelė ir Tina sėdo prie komisijos stalelių ir stebėjo, kad nebūtų pažeidžiami susitarimai bei kontroliavo teisėjo darbą. Taisyklės buvo paprastos, reikėjo kuo greičiau pasiekti finišo liniją. Negalima buvo pradėti lenktynių neišgirdus starto komandos, piktybiškai trukdyti draugui, kišti koją, stumdytis ar kitaip kenkti. Brūkšniukas 365, Loris, Ferdis ir Kalvetas atliko apšilimui skirtus pratimus, o likusieji elfai susibūrė aplinkui į palaikymo komandas. Minia iškėlusi laikė plakatus su užrašais. Kalvetas yra šaunus, lengvai nugali visus. Brūkšniuk, būk greitas, lėk iki galo. 365 gimęs kovoti. Mes už Lorį. Ferdis nebailys, todėl jis nestabdys. Mes palaikome, jūs laimite. Kažkur minios viduryje galima buvo pamatyti boluojant apipešiotos dinderio kepurės bumbulą ir tarp aukštai iškeltų rankų kyšant išsišakojusią bimolio šluotą. Edis mikliai vaikštinėjo ratu aplink čiuožyklą, kaip visada ant kaklo pasikabinęs fotoaparatą. Tačiau šiandien jam buvo patikėtas ir varžybų komentatoriaus vaidmuo. Tad pagriebęs garsiakalbį jis buvo pasiruošęs pradėti darbą. Taigi, ką čia mes matome, pradėjo garsiai komentuoti Edis, ogi varžybų dalyvis numeris 01 vardu Kalvetas po apšilimo jau stojo į pirmąjį takelį. Paplokime jam, paragino. Ir aikštėje pasigirdo audringi plojimai. Nuo jo neatsilieka ir jau pasiruošę startui prie linijos stovi šaunusis dalyvis 02. Vardu Brūkšniukas, aplodismentai. O štai kur buvęs, kur nebuvęs ir 03, kitaip tariant 365 yra prie trečiojo takelio. Ši diena šiam dalyviui atnešė tikrai daug trejetukų. Palinkėkime jam nelikti trečiam, o iškovoti pirmąją vietą. Minia suošė ir sirgaliai iškėlė palaikymo plakatus, garsiai suspigo. Na pagaliau, apšilęs ir nusiteikęs pergaliai 04 Ferdis ir paskutinis prie starto linijos laukia Loris, tačiau palinkėkime būti pirmutiniu finiše. Štai jie mūsų varžybų dalyviai, dar kartą padrąsinkime juos plojimais ir palinkėkime sėkmės. Sustoję lenktynių trasos pradžioje, varžovai garbingai paspaudė vienas kitam rankas ir palinkėjo sėkmės. Minia dar kartelį suošė, iš tolumos atsklido šūksniai. Laikykis, Kalvetai, varyk į priekį, brolau, Brūkšniuk, aš su tavimi. Skelbiame varžybų pradžią, sušuko Edis ir prie dalyvio atskubėjęs Krosas sukomandavo. Pasiruošti. Dalyviai nulenkė galvą žemyn. Dėmesio. Visi žemai pritupė. Startas! Ir Krosas stipriai sušvilpė. Pasigirdo rėksmingas črrrr. Stipriai atsispyrė dešinę koją, 5 varžybų dalyviai, kaip įmanydami, pasileido visų greičių pirmyn. Kalvetas čiuožė linguodamas galva, įkvėpdamas orą pro nosį, o iškvėpdamas pro burną, įnirtingai mosikuodamas rankomis, tarsi plauktų baseine. 365 buvo nedrąsus, jautėsi lyg būtų ne savo vietoje, todėl ieškojo palaikymo kukliu žvilgsniu, vis pažvelgdamas tai susirinkusią minią, tai savo palaikymo komandą. Ferdis su Brūkšniuku, kaip didžiausi konkurentai,
Šnairavo vienas į kitą, pasikeisdami žaibo žvilgsniais. Tik vienintelis Loris atrodė ganėtinai atsipalaidavęs ir nors čiuožė pirmasis, to ypatingai nesureikšmino ir mėgavosi pačiomis varžybomis, vis mirktelėdamas komisijai, pasiūsdamas oro bučinį damoms, papozuodamas Edžiui ir pamodamas rankas ir galėms. Dalyvis 05 čiuožia pirmas ir kol kas neužleidžia lyderio pozicijos, tačiau jam ant kulnų jau lipa dalyvis, kurio numeris 01, garsiai šaukė Edis. Ei, bičiuliai, jūs tik pažiūrėkite, atkreipė dėmesį elfas. Dalyviai 02 ir 04 čiuožia koja kojon, tarsi dvyniai. Kuris iš jų bus greitesnis? Kuriam šiandien atiteks nugalėtojo medalis? Kurstė publika Edis. Galiausiai besidairydamas į susirinkusiuosius ir nežėdamas po kojomis, Loris užkliuvo už takelio žymėjimo vėliavėlės ir stipriai slystelėjo. Kelis kartus sumosikavęs rankomis dar bandė nepasiduoti, tačiau stiprios jėgos veikiamas, tarsi sulėtintame filme, ištiesęs rankas į priekį, visų ūgiu griuvo ant išblizginto ledo. Už jo skubėjęs ir nespėjęs sureaguoti, 365 susvirduliavo kairėn, vėliau dešinėn, dar bandė išvengti atsiradusios kliūties, tačiau neišlaikė pusiausvyros ir tėškėsi šalia kaip kiaušinis į keptuvę. Netrukus lenktynių varžovus pasivijęs kalvetas bandė mažiesiams padėti. Laikydamas už pažastų kilnojo tai vieną, tai kitą, tačiau sugriebęs Lorį neišlaikė jo svorio, krito šalia draugų. Elfai suvirto vienas ant kito, tarsi spausdami sūrį, komentavo Edis. Visi šansai laimėti dabar atitenka Brūkšniukui su Ferdžiu. Nagi, tuoj sužinosime, kuris bus pirmasis. Tuo tarpu Brūkšniukui ir Ferdžiui varžantis tarpusavyje, finišo linija jau buvo beveik pasiekiama ranka. Kai žvilgtelėję atgalios elfai pamatė vienas ant kito sukritusių varžovų maskatuojančias rankas ir kojas, nė akimirkos nedvejodami abu sutartinai giliai įrėmė pačiūžas į kietą ledą. Pasigirdo stabdymo žymių cypimas. Cypt ir apsisukę nuskubėjo padėti bičiuliams. Kągi mes matome, šaukė nustebęs Edis, tik pažvelkite, jie įveikė savo išdidumą ir sugrįžo padėti draugams, šaukė net užkimęs. Ištiesę pagalbos rankas ir padėję bičiuliams atsistoti ant kojų, 5 mažyliai draugiškai susikabino vorele ir tarsi vieninga komanda plačiu žingsniu finišo liniją kirto vienu metu. Tik pažvelkit, nematytas neregėtas įvykis, plyšojo Edis, skelbdamas varžybų pabaigą. Valio, Kalėdų miestelio varžybų laimėtojus skelbiama draugystė. Minia ošė, krykštavo, skandavo didvyrių vardus. Varžybų dalyviai mojavo iškeltomis rankomis, dėkojo palaikymo komandoms, o labiausiai didžiavosi ir glebesčiavo Brūkšniuką ir Ferdį. Netrukus buvo atridenta didžiulė medinė statinė su auksiniu užrašu, pirmoji vieta, ir 5 mažyliai draugiškai ant jos pasilypėję pasipuošė aukso medaliais. Ta proga Karamelė iškepė didžiulį medalio formos tortą, dekoruotą įvairiaspalviais zefyrais. Miestelyje iki vakaro liejosi pieno upės ir skambėjo juokas. Brūkšniukas ir Ferdis tapo šios dienos didvyriais. Kaip visuomet elfai draugiškai išsprendė kilusį ginčą ir miestelyje vėliai įsigalėjo taika ir draugystė.